Mėly svečiai, tie iš jūsų, kurie tradiciškai lankosi mūsų metiniuose renginiuose, žino, kad Baltijos apdovanojimų dalis baigta, bet mes tikrai dar norime įvertinti, pasveikinti ir padėkoti Lietuvos rinkos dalyviams, jaunuomeniai. Ir aš norėčiau pakviesti savo kolegą Saulių Malinauską, padėti man toliau pratęsti šį vakarą. The Baltic ceremony is over. But we will continue with recognizing and awarding the local participants. The ceremony will be mostly in Lithuanian, but I will do my best to keep our foreign-speaking, English-speaking guests in the loop. I'm not sure I will do good in French. Taigi, pasveikinę Baltijos rinkos nugalėtojus, Sauliau, kviečiu, ateik prie manęs, arčiau. Labas vakaras. Taip. Mes tikrai su džiaugsmu norime pratęsti šventę tarp artimiausių bičiulių, kuriais tapome per pastaruosius 20 metų. Taip. Šiemet jau 20 metų nuo pirmosios prekybos sesijos, kuri vyko Lietuvos nacionalinėje vertybinių popierių biržoje. Taigi šiemet, aš sakyčiau, birža ir kapitalo rinka. Švęsime rudenį dar tik terminą. Taip, rudenį švęsime 20-metį, bet šitie visi metai yra jubiliejiniai metai, nes, sakyčiau, jubiliejiniai visai kapitalo rinkai, todėl kad kaip žinia, kartu su birža kūrėsi rinkos institucijos, finansų maklerių įmonės, atsirado emitentai, investuotojai. Ir šioje salėje, manau, tikrai yra profesionalų, kurie prisimena tuos pirmuosius žingsnius, jeigu atsimenat su diskeliais, ateinant į biržos priekybos salę ir bandant įvesti pavedimus. Ir tą nelengvą kelią, bet manau, kad nepaisant pakelimų ir tam tikrų sunkumų, tikrai galime pasidžiaugti ir pasididžiuoti tuo, ką sukūrėme iki šios dienos. Per tuos 20 metų mes turėjome ir turime daug puikių kompanijų, tikrai savo verslo ir rinkos lyderių, ir kurių vadovai žino, kad skaidrus informacijos atskleidimas yra nebejotinai teisingas ir trumpiausias kelias pelnant investuotojų pasitikėjimą. Ir tokios kompanijos ir jų lyderiai ypatingai pastebimi ir supranta tokiomis netikrumo ir sumažėjusio rinkos aktyvumo laikotarpiu. Jau 3 metus iš eilės mes prašome investuotojų padėti išrinkti jiems patraukliausią bendrovę. Ir ačiū investuotojų asociacijai, investuotojų interneto puslapiams Traders LT, Spekuliantai LT, jų lankytojams už indėlį išrenkant tą kompaniją. A quick summary in English. This year we are going to celebrate the anniversary of the exchange since the first trading session, which took place in September 1993, on the 14th of September. And we see it as the anniversary of the whole Lithuanian capital market, because together with the exchange, we saw the emergence of the regulator, the market participants, and the issuers. And we would like to recognize the issuer, which has been elected by the Investors Association and the internet sites of the retail traders, the Traders LT and Spekuliantai LT. So now we are going to award the most attractive Nasdaq OMX Vilnius listed company for the Lithuanian retail investors. Investuotojai daugiausia balsų atidavė už šias 3 bendrovės ir vardiju abėcėlės tvarka. Apranga, Invalda, Teo LT. Ir jau antrą kartą daugiausiai investuotojų pripažinimo sulaukia Apranga. Kviečiame gerbiamą Rimantą Pervenecką atsiimti tautos prizo. Sveikiname. Sveikiname. Gal norit porą žodžių? Ačiū labai visiems, tie, kurie perka Aprangos akcijas, kurie tiki Apranga. Aš manau, kad praeitais metais neblogai uždirbot.
linkiu ir šiais metais taip pat uždirbti. Ačiū labai. Ačiū Jums, tikrai. We have just awarded the leader of the Baltic retail market, Apranga. Kaip ir kiekvienais metais, kartu su rinkos dalyviais ir žurnalistais mes rinkome geriausią maklerį, metų maklerį. Ir kriterijai pagrindiniai vertinimo buvo šie. Aš juos paskaitysiu. Tai profesiniai sugebėjimai, profesionalumas, maklerio etika, aktyvus vertybinių popierių rinkos pristatymas žiniasklaidoje bei visuomenėje, patikimumas ir maklerio profesijos reprezentavimas. The next category is the broker of the year. Taip aš išvardinsiu abėcėlės tvarka tuos 3 maklerius. Tai yra Andrius Šuminas, Swedbankas, Arvydas Jasikevičius, SEB bankas ir Tomas Kipišas, Ūkio bankas. Paplokim visiems. Patikėkit, tikrai visi 3 nusipelno pirmos vietos, bet ta vieta tik tai yra viena. Tai aš gal pradėsiu nuo tų 2, 3 vietos, kurios mes neskirime, jie abu yra antri. Tai būtų, ir norėčiau, kad smagiai paplotumėme, tai Arvydui Jasikevičiui ir Tomui Kipišui. Taigi, o tą pirmąjį 12 metų maklerį norėtumėm pakviesti, tai Andrių Šuminą iš Swedbanko. Sveikinimai, Andriau. Kolegom. Ačiū labai už vertinimą ir stengsimės kitąmet būti geriausi. Aš turiu mintį Swedbanką, kitus mano kolegas maklerius ir tikiuosi, kad bendrausime ir publika atsimins mane ir toliau. Ačiū. Klientai, taip? Dear guests, we just awarded the Broker of the Year, and this was Andrius Šuminas from Swedbank. And we had 2 runners-up, also very dedicated and professional brokers, Arvydas Jasikevičius from SEB and Tomas Kipišas from Ūkio bankas. Congratulations. Nuo 2008 metų birža organizuoja geriausio aukštosios mokyklos studento mokslinio darbo konkursą, kapitalo rinkos tema. Taip siekiame paskatinti studentus, analizuoti, įvertinti ir teikti rekomendacijas dėl Baltijos šalių kapitalo rinkos, jos plėtros. Vienas iš svarbių vertinimo kriterijų yra mokslinio darbo tęstinumas ir pritaikymas praktikoje. Studentų darbus tradiciškai praeitais metais vertino ir nugalėtojus mums padėjo išrinkti Finansų analitikų asociacija. Ačiū, didžiulis ačiū asociacijai už šį nemažai laiko pareikalavusi darbą ir ypač asociacijos nariams Andriui Jurkoniui, Jūratei Pačiauskaitei, Vitalijui Šostak, Karolinai Kriščiukaitytei ir Dariui Klimašauskui, kurie skaitė ir vertino darbus. Paplokim jiems. Ačiū. Ir kadangi tai yra bendras biržos ir finansų analitikų asociacijos prizas ir vertinimas, tai norėčiau pakviesti, matau, Karoliną Kriščiukaitytę prie mūsų prisijungti ir kartu paspausti ranką mūsų šauniai jaunuomeniai. Taigi, mes turime 3 finalistus, taip pavadinkim, 3 darbus ir 3 vieta atiteko Kauno technologijos instituto studentui Gediminui Startai už darbą vertės investavimo teorijos ir jie pagristų akcijų atrankos metodų taikymas.
Kaip žinome, Gediminas susirgo, nors labai norėjo dalyvauti šiame vakare, todėl mes jam diplomą perduosime vėliau ir sveikinimus, bet manau vis tiek paplojam. Antrą vietą užėmė SSE Ryga studentai Ieva Pajarskaitė ir Žybartas Gineitis už darbą Assessing the Quality of the Baltic Equity Markets Micro Level Approach. Norime juos, tikiuosi, jie čia yra, bent vienas iš jų, pakviesti, pasveikinti, padėkoti už gerą darbą ir palinkėti jiems tęsti. Sloga prasidėjo. Tu gal maišelius įteik, aš diplomus. Aš gal mergė. Prašau. Taip, Žybartui. Taip. Ačiū. Sėkmės jums ateityje. Ir dovanėlės dar. Ir pirmą vietą, už kurią Nasdaq OMX Vilnius skiria ne tik diplomą, bet ir 2000 litų prizą, laimėjo ASM vadybos ir ekonomikos universiteto studentas Paulius Uziela už darbą Market Efficiency in Baltic Stock Markets. Kviečiam Paulių. Sveikinam. Grynieji šiuo metu, kaip žinia, jau keičia, ta prasme, tiksliau elektroniniai keičia grynuosius, tai kad prizas atkeliaus į sąskaitą. Ačiū, Karolinai. Ačiū. O dabar tradiciškai norime padėkoti toms bendrovėms, kurios jau labai ilgą laiką su mumis, tai yra 15 metų. Ir šiais metais turime tokias net 4 bendrovės. Ir mes kartu džiaugiamės, kad jie su mumis ir tikimės, kad ir toliau tai bus. I'm sorry, Saulius, I got so into it that I have completely missed out on my job of keeping our English-speaking guests entertained. Please forgive me for that. We have just awarded our bright students who have submitted their master's or bachelor's thesis on the topics related to the Baltic capital market. This is a long-standing project that the exchange is doing to encourage research and studies in the field of capital markets. And we have just recognized the winner of the best thesis from the ISM Management School. Now the next move is a traditional also component of our evening to name, recognize and thank the companies who have been long-standing issuers on the exchange, and they celebrate the 15th listing anniversary this year. We have 4 of those companies. Pirmiausia, kuri švęs 15 metų, tai balandžio mėnesį bus akcinė bendrovė Panevėžio statybos trestas. Ar yra atstovų? Norėtume pakviesti. Yra. 15 metų biržoje, tikimės, kad ir toliau, ir sėkmingai įmoniai taip pat seksis ne tik rinkoje, bet ir versle. Ačiū labai. Birželio 9 dieną, 1900, net sudėtinga pasakyti vėl, 1997 metais į biržą atkeliavo Dvarčionių keramika. Ačiū Jums labai. Visokio pasiekmės. Tų pačių 97 metų rugsėjo 29 dieną buvo pradėta listinguoti Utenos trikotažas.
Utenos trikotažas, matyt, aktyviai užkariauja užsienio rinkas. Prieš pusantros valandos abeje kalbėjau su jų vadovu. Jisai man skambino, sakė, dabar esu Kijeve, nesuspėjau atskristi, Sauliau, sako. Atleisk, būtinai atsiųsiu kažkokį tai dalyvį, dar vieną savo kolegą, bet dėja matyti iš Utenos toloką važiuoti ir jisai net važiavo. Tai dar kartą paplokim ir pasveikinsim jo. Gal neatskleisiu labai didelės paslapties, kad mūsų grupės vadovas Bob Greifeldas susipažino su naujausiu Utenos trikotažo prekės ženklu About, kuriuo beje prekiauja apranga šiuo metu irgi kita mūsų listinguojama bendrovė ir dabar online labai nori užsakyti. Dėl to yra baisiai susirūpinęs, nes sakė, geresnių sportinių slidinėjimo tokių apatinių nėra turėjęs. Tai dabar susirūpinęs, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų dar neveikia elektroninė prekyba. Tai mes labai, kaip sakant, su įmonė dirbam, kad kuo greičiau atidaryti, nes bent jau Nasdaqo darbuotojai būtų tikrai pirmieji pirkėjai. Ir buvo jis pasiruošęs pademonstruoti. Taip, buvo, taip. Iš tiesų. Taip, ir ketvirtoji mūsų, kompanija atspindi pilnai tradicinį Lietuvos sektorių pramonės, Žemaitijos pienas. Jie, kaip žinote, jie yra Telšiuose, tai telšiškiai sakė, nesugebėsim atvažiuoti turbūt. Dar toliau. Tai taip pat, tai paplojom Žemaitijos pienui ir jiem būtinai perduosim jų krištolą. 2012 metais, kaip žino rinkos dalyviai, rinka kilo, indeksai visi neblogai pasistumėjo į viršų, pagrindinis Baltijos šalių indeksas šoktelėjo net 27%, tai mes puikuojamės Bloombergo pasaulinių reitingų viršuje ir galiu pasakyti, kad vien tas tikrai padidino investuotojų susidomėjimą ir gaunam daugiau paklausimų apskritai apie rinką. Tai manau, tai yra geras signalas ateičiai. Jeigu galima, aš dar pridėsiu. Taip. Kolega mūsų dabar kaip tik į Londoną išvykęs, tai sakė, reiškia, jis ten Standard & Poor's kompanijoje. Ir sakė, žinot, apie Baltiją, apie šitą kraštą nelabai kas žino, bet labai domisi, sako, ypatingai, kai pamatė indeksų kilimą, tą, ką Armintas sakė. Ir prašė, kad atsiųstumėm prezentacijų, nes jo prašo atlikti prezentaciją apie Baltijos rinką. Tai šitą dalyką aš jau vakar jam įsiunčiau, jisai padarys naują didelę ir prezentuos mūsų Baltijos rinką Londone šiuo metu. Jisai Londone praleis porą mėnesių. Tai aš manau, kad tai yra dar vienas ženklas ir tą, ką norėjau irgi pasakyti, kad esu tvirtai įsitikinusi, kad tam, kad kapitalo rinka išgyventų ir stiprėtų ir augtų, mes visi, kapitalo rinkos dalyviai, institucijos, birža, nariai, emitentai, reguliuotojai turime tikrai susitelkti ir apjungti jėgas ir su nauja energija įtraukti į šį procesą ir naująją vyriausybę, dėl to, kad jų supratingumas ir teigiamas požiūris į kapitalo rinkos svarbą yra nepaprastai svarbus. Ne tik mums čia susirinkusiems, bet manau ir visos šalies ekonomikos plėtrai. Ir mes jau žengėme šią linkme dar vieną žingsnį, kartu su bendraminčiais, įsteigdami asociaciją, kuri pavadinta Lietuvos finansų rinkos institutas. Ir aš tikrai norėčiau visus paraginti aktyviai įsitraukti, tapti nariais ir įsitraukti aktyviai į veiklą, kartu dirbant visų mūsų labui, dėl to, kad už mus to niekas nepadarys. Ir gerbėmieji svečiai, naudodamasi progą, matydami visus susirinkus, norėčiau Jums pristatyti Lietuvos finansų rinkų instituto direktorę, daktarę Gerdą Žygienę, kuri tars keletą žodžių. Prašau, Gerda. Labas vakaras visiems. Džiugu būti man čia šį vakarą Nasdaqo MX kvietimu ir kartu pristatyti naujai įkurtą asociaciją Lietuvos finansų rinkų institutą. Galvau, kaip čia trumpai ir aiškiai jums pristatyti šitą asociaciją, kadangi kalbos, aš čia, kaip suprantu, jau lingalų ir visi laukia furšeto, tai daug nešnekėsiu.
Bendrai tai bus, tikiu, kad tai bus solidus visų finansų rinkų dalyvių balsas, perteikiantis finansų rinkų profesionalų, investuotojų, fondų valdytojų ir kitų rinkos dalyvių aktualijas, problemas bei siūlantis kompetitingus moksliniais tyrimais bei analizę pagrįstus sprendimus. Be abejo, vieni čia mes nieko nepadarysim, turim susitelkti, todėl aktyvi komunikacija iš tiesų yra efektyvių sprendimų pagrindas. Naudodamasi progą, norėčiau pakviesti visus aktyvius ir iniciatyvius rinkos dalyvius prisijungti prie instituto veiklos. Žinau, kad visi jūs aktyviai veikiate savo profesinėse asociacijose, spręsdami aktualius klausimus, tačiau institutas skirtusi ir būtų ypatingas tuo, kad čia mes turėtume platformą bendriems reikalams ir plataus spektro problemams spręsti, komunikuodami tiek su vyriausybės atstovais, tiek su reguliavimo institucijoms, tiek aišku, kas yra svarbiausia, visi tarpusavyje, kad sukurtume efektyvę Lietuvos finansų rinką. Todėl kviečiu visus aktyviai prisijungti prie mūsų veiklos, o dabar linkiu Jums gero likusio vakaro ir ačiū už dėmesį. Ačiū, Gerda. Ačiū. The development of the capital markets is really a joint cause of the governments, the infrastructure providers like the exchange, the regulator, the investors, issuers, market participants. And since we are the real believers that developed capital market is the road to a growing economy, we very much encourage everyone to unite the forces and energy and minds and really work together. And as a testimony to this commitment, together with other partners, we have established a new association, the Lithuanian Financial Markets Institute, and the new director, the managing director of the institute, Dr. Gerda Žygienė, with actually academic background, is going to lead this institution, and we are confident that it will be a very important step forward. Štai ir išdalinome visus apdovanojimus. Dar kartą norėčiau pasveikinti visus nugalėtojus ir tiems, kuriems labai nedaug trūko ir apskritai visiems, kurie net ir nieko nelaimėjo, bet žinom, kad visi sunkiai ir kantriai dirbome praeitais metais ir labai svarbu yra siekti nuolat tapti geriausiais. Dabar kviečiu visus pasivaišinti ir pabendrauti prie vyno taurės ir būtinai paragaukite ir pagirkite mūsų vaišinančias biržoje listinguojamas bendrovės. Vilkiškių pieninę, Rokiškio sūrį, Alytą ir Anykščių vyną. Ačiū ir gero vakaro.